Šiandien automobilių patikras atlikinėjome Vilniuje, padarėm 5, viena iš jų tikrai labai prasta, apie kurią galim trumpai pakalbėti. Mersas GLC 2019 metų. Nedirba purkštukai, turbina švilpia, skydelė rida 140 000. Kaip taip gali būti? Negi kažkas neprižiūrėjo automobilio taip stipriai. Darom diagnostiką ir matom, kad jis buvo laiko mašinoje. Tikra rida 280 000. Žiauru. Iš tikrųjų, žmonės būtų nusipirkę, nes skambino, buvom gyvai apžiūrėti. Viskas gražu, siunčiam jūs, dar iki galo užtvirtinkit, palaiminkit automobilį arba iškeikit. Nu tai va, iškeikiam. Žmonės patys nematė tų defektų, nu aišku, plika akim nematysi, reikia turėti diagnostiką, reikia turėti žinių. Kartais taip ir gaunasi. Ir ačiū Dievui, kad nenusipirko šio lavono, nes būtų kišę daug pinigų ir galutiniam rezultate būtų pardavę labai pigiai, nes kas būtų pirkę, greičiausiai būtų išsiaiškinę, kad sukta rida.